Sveiki žvejai, su jumis sveikinusi vėl nuo ledo, tačiau dar ne Lietuvoje. Lietuvoje, kaip žinia, ledo vis dar nėra. Tęsiam savo nuotykius Švedijoje. Kas nematė mūsų prieš tai laidos ir visos kelionės į Švediją, šiek tiek galime priminti, pasižiūrėkite. Na, o šiandieną bus naujas nuotykis, nauja žūklė ir visiškai kitokios žuvys. Taigi tokia buvo pirma šauni diena, tikrai paliko neištildomų įspūdžių Palijų žūklė. Na, o šiandieną truputėlį grįžtame į realesnę žūklę, artimesnę mūsų lietuviškai ir nusprendėme paieškoti gal šiek tiek ešeriukų, lydekų, pastatysime vieną kitą vėliavėlę, bandysime pagauti kažkokią stambesnę lydeką. Žodžiu, toks lengvas atostoginis režimas, žvejos kas kaip norės visi bičiuliai, kas su švytuoklėmis, kas su blizgutėmis, kas, kaip aš dabar, su avižėlėmis noriu pagauti savo bičiuliui Sauliui, kuris labai ypatingai mėgsta statyti vėliavėlės keletą nedidelių ešeriukų. Štai vat, pirmas jisai gal netoks ir mažas, bet kibimas ir pirma žuvis visai kokių kelių šimtų gramų, manau, keliauja. Gal kaip tik bus, pastatysim ant tokio didesnio ešerio. Vat gal užkips. Pirmoji eketė ir štai toks kultūringas ešeriukas susidomėjo uodo truklio lerva. Taigi savo bičiuliui, kaip minėjau, Sauliui,
prigaudysim mailiaus, žuvyčių, ant ko jisai statys vėliavėlės, jam tai patinka, man nelabai, aš užsiėmiau dėl to šitų darbų. Na ir kaip ir minėjau, šiandien laisvas režimas. Tiesiog atsipalaiduokite prie televizorių, taip kaip mes atsipalaidavę esame ant ledo. Gero žiūrėjimo! Opa, jau čia kažkoks švediškas reikalas. O, valo prašo. Ant tokios mažos avižėlės. Na čia jau mano bičiuliui ant vėliavėlės jis niekaip netiks. Štai. Opa! Užsidėjau švytuoklę, nes bičiuliams daug kibimų ant vėliavėlių ir kimba ešeriai. Kažkodėl tai avižėlė domisi tik pūgžliai. Lydekaitė. Gaila. Opa! Galvojau ešerys. O! Štai tokia nedidelė lydekaitė. Štai tokių nedidelė švytuoklė Reins firmos. Susidomėjo lydekaitė. Opa. Taip, kad tikrai žūklė įdomi, gražus ešerys, lydekaitė. Procesas vyksta pilnu tempu.
Nu štai ir Sergejus ištraukė ešerį, pagavo taipogi ant Reins švytuoklės, gražus ešerys, oras puikus. Turiu, kad lydekaitė. O, valo prašo. Valas 0,14, nenoriu forsuoti. Jo, lydekaitė. Opa. Pasikeičiau švytuoklę, užsidėjau tokį daugiau pūgžliuko imitaciją. Nes gaudant avižėlę labai tokie visiškai nedidelį pūgžliukai nedavė ramybės, pagalvojau, kad turėtų šiais pūgžliukais maitintis ešeriai ir lydekos. Štai va tokį nedidukę švytuoklę ir prašau, susidomėjo lydekaitė. Na ir kol mes žvejojame su Darium, kažkokiu mistiniu būdu mūsų bičiuliai Saulius ir Sergejus sugebėjo netgi per tą laiką žuvies kotletus padaryti. Nežinau, kokiu tai mistiniu būdu įvyko, tačiau pietus žvejyboje ant ledo, pasikepant vietoje kažkokius tai kepsniukus, tai yra tikrai fantastika, laikas leidžiamas yra puikiai. Na, paliekam čia Saulius su Sergejum žaisti su tom vėliavom. Perėjau daug kekečių, lydekaičių, ešerį gerą pagavau. Na, Darius su Karoliu priekrantė zonoje gaudo. Čia buvo duobė tokia, apie 4,5 metro. Na ir girdėjau kažkokių tai ten riksmų. Dariaus pip pip pora buvo ir rėkė, kad turėjo labai gražų ešerį užsikabinęs. Dėl to man labai smalsu pas juos nueiti, pabandyti, pagaudyti ešerių. Lydekos viskas tvarkoj, jos kimba, niekur jos čia nedings, na, o ešeriai man didesnį susidomėjimą kelia.
Taip kad pirmin pas Darių. Nu štai palei kraščiuką ant švytuoklės, štai va toks ešeriukas. Manau, kad mes šitą ešeriuką panaudosime Švedijoje kaip jauką stambioms lydekoms, mūsų gerbimiems vėliavų mylėtojams. Štai tokie gražuoliai ešeriai kimba čia Švedijoje. Tiesiog su švytuoklė eini savo smagiai palei kraštą, vat atėjau pas Darių, reikalojo iš čia opa, ir vėl auskaras ešerį, ir vėl auskaras ešerį. Nusprendžiau nejuokauti, pasimti normaliai švytuoklę su storesniu valu ir štai tokie gražuoliai. Bet jau ir jas. Nu šiandien suradau gal matomai tinkamą jiems masalą, tai yra Reins firmos švytuoklė. Tikrai yra nedidelė labai, tačiau labai sunki. Ypatingai tinka šita švytuoklė nedidelė gylyje gaudyti ešeriams, nes jinai yra labai sunki ir nors dydis jos tikrai mažas. Tačiau, kaip matau, jinai kuo puikiausiai veikia ir sekliuose vandenyse, nes čia gylis yra 1,5 metro ir štai va toks gražuolis ešerys segė. Keliauja į laisvę. Tikėkimės, kad ešerys. Ne, matau po ledu lydekaitę. Vėl perėjau ant šiek tiek mažesnės Reins švytuoklės ir iš karto lydekaitė. Nu, reiks matomai eiti labiau prie krašto, paieškoti ešerių, nes tokia yra tendencija šiandieną kažkodėl, tai kad prie krašto stambesni ešeriai. Nesuprantu, gal Meilius yra išėjęs į kraštą, teks pasinaudoti gilmačiu, pasižiūrėti, kokios ten žuvys gyvena.
Na, iš tikrųjų, gaudymas žuvies Švedijoje, tokios kaip lydekos, ešeriai, yra tikrai pakankamai paprastas. Yra tam tikri ežerai, kur daugiau ešerių, galbūt daugiau lydekų. Mes tokiu momentu papuolėme, kad oro sąlygos ir Švedijoje yra tokios nečiaurios, dėl to, kad ne visi ežerai dar yra sukaustyti ledu. Rinkomės tokius ežerus, kur stovi normalus ledas, kuris tikrai neleidžia rizikuoti mums ir 15 cm mus kuo puikiausiai išlaiko. Na, o didesni telkiniai yra atviri dar kol kas, tačiau kol mes grįšime, žiema, manau, Švedija tikrai įsibėgės ir galima bus užlipti ant tų didžiųjų ežerų, kur didžiosios lydekos, stambūs ešeriai, starkiai gyvena. Na, tikrai yra ką čia veikti. Žuvies pilna ir tikrai praleisite kuo puikiausiai savo laisvalaikį. Šiandieninę žūklę jau baigėme. Na ir manau, kad jau kitoje laidoje susitiksime ant ledo Lietuvoje.